Neseniai buvau pakviestas pietų. Atvykęs anksčiau laukiau ant laiptų prie valgomojo. Priešais mane stovėjo kitas žmogus. Pasirodė lyg ir pažįstamas, bet nieko daugiau nepagalvojau. Kaip paprastai daro anglai, mudu nežymiai vienas kitam linktelėjome, o paskui prastovėjome dar kokias 5 minutės visiškoje tyloje, nuo 12:55 iki 13 valandos. Lygiai pirmai už kampo pasirodė dar vienas žmogus. Jis pažiūrėjo į vyruką ir sušuko: "Viljamai, štai kur tu, čia privatus vakarėlis." Pasirodo, ten buvo princas Viljamas. Prastovėjau su juo 5 minutės. Neturėdami ką veikti, galėjome bent šnektelėti, bet neištariau nė vieno žodžio. Proga pražiopsota. O viskas galėjo būti visai kitaip. Nesakau, kad tos 5 minutės būtų pakeitusios mano gyvenimą, ar kad per tą laiką būtume tapę neišskiriamais bičiuliais, tačiau žinau, kad pokalbis tikrai būtų įstrigęs atmintin. Deja, aš mačiau tik dailų, gražiai apsirengusi jaunuolį šviesiais plaukais. Nepastebėjau, kad jis būsimas mano karalius. Šiuo atveju, kad nepažinau Viljamo, netiek daug te praradau. Pražiopsojau pokalbį, kuris pasitaiko tik kartą gyvenime. Aišku, daugiau ar mažiau jis irgi, bet menkas jam nuostolis. Tačiau kartais be galo svarbu tiksliai ir teisingai nustatyti asmens tapatybę. Teisingai nenustatę Jėzaus tapatybės, neteisingai jį traktuosime, laikysime ne tuo, kas jis yra, o gal net visiškai ignoruosime. Pražiopsoti šio karaliaus tapatybę būtų pražūtinga. Kaip tik todėl Morkus pateikia visus reikiamus istorinius faktus, kad atpažintume Jėzų ir laikytume jį tuo, kas jis yra. Visi įrodymai surinkti kaip parodymai liudytojų, žmonių, kurie praleido su Jėzumi ne vienerius metus. Pažvelgsime į 5 pavyzdžius, kuriais Morkus atskleidžia Jėzaus tapatybę. Kalbėdamas apie Jėzaus galią ir valdžią, Morkus nori, kad suprastume, kad Jėzus išties turi teisę valdyti, kad jis iš tikrųjų yra vienintelis Dievo išrinktas karalius.